Sveiki visi į mano podcastą Vienas kelias. Šiandien nuostabus rytas ir šiandien atsikėliau ir galvojau, reikia Dieve padaryti podcastą. Ir kaip šiandien meldžiausis, kažkaip labai norėjau tokią temą kalbėti, kur visiems galėčiau, ne tik krikščionėm. Ir kažkaip Dievas įdėjo tokį labai gilų topiką ir temą. Ir aš kalbėsiu apie tamsias dienas ir savižudybę. Ir tai yra, aišku, labai gilus topikas, bet aš manau, kad tikrai aš turiu apie tai kalbėti. Ir noriu tiesiog pradėti su savo išbandymais. Man yra 22 metai ir jeigu jūs pirmą kartą klausot, tai aš Anglijoje gyvenu, aš Anglijoje gimiau, mano tėvai yra abu lietuviai, aš užaugau krikščioniškoje bažnyčioje ir tikrai turėjau labai daug iššūkių augant pasaulyje ir tikrai labai daug buvo tamsių dienų mano gyvenime. Ir dabar aš esu tokiame etape, kur praėjusius labai tamsias dienas ir dabar galiu pergalingai papasakoti, kas man padėjo, kas iš tikrųjų man yra svarbiausia ir kas išlaikė mane tarp tų dienų, nes mes visi turim tas dienas, kur atrodo taip suspaudžia tiesiog dvasią ir atrodo tą dieną net negali išgyventi. Ir čia yra labai, ta prasme, normalu. Ir aš manau, kad tikrai būna baisios situacijos mūsų gyvenime, kur, kaip krikščioniui kartais galvoju, kodėl Dievas leistų tokius dalykus. Ta prasme, man tokias mintis eidavo, kaip aš ėjau per tikrai baisias situacijas savo gyvenime ir visada ateidavo iki tokio momento, kur atrodo, tu antiek myli Dievą, bet tu galvoji, jeigu Dievas sako, kad jis myli mane, kodėl jis leidžia tokius dalykus, kodėl jis leidžia man taip kankintis. Ir ta prasme, ta būsena, ne tik jinai emociškai labai sunki, ta prasme, bet ir fiziškai. Gal jūs buvo tokioje vietoje, kur tikrai atrodo visokie anxiety attacks, depresija, atrodo, tu drebi toj vietoj. Man buvo keli momentai, kur tikrai galvojau, aš antiek verkiau, galvojau, aš nualpsiu ir galvojau, man visas smegenis sprogs, nes antiek skauda ta emocinė būsena. Ir todėl kažkaip manau, kad Dievas įdėjo man į širdį šitą topiką, nes kadangi aš jau esu toj vietoj, kur aš jau esu laisvėje, aš jau suprantu, kodėl Dievas leido, gal ne iki galo ir iki galo mes niekados nesuprasim dalykus. Ir vieną dieną, kaip mes nueisim į dangų, tada galėsim paklausti jo. Ir tikrai aš pirmą dalyką, kur klausiu, sakysiu, Dieve, kodėl šitas atsitiko, kodėl tas atsitiko, žinai. Bet aš noriu pasakyti, kad yra hope, yra viltis, tikrai yra viltis. Ir jeigu tu paspaudėjai šitą video, yra viltis tau. Ir aš labai noriu padrasinti tave, jeigu tu eini per labai, labai sunkias dienas ir tikrai tiesiog tamsa, atrodo tamsa ir tu galbūt jau turėjai tas mintis, geriau man čia nebūti, geriau aš išeisiu iš tos planetos, nes tada visa kančia baigsis. Ir aš noriu pasakyti, kad tikrai ir aš buvau toj vietoj, gal aš tave nesuprasiu, ir gal tu mane nesuprasi, ir gal mūsų situacijos buvo išvis priešingos. Ir
labai skirtingos, bet mes visi esam žmonės ir mes visi patiriam tas dienas, kur tikrai atrodo, galėčiau padaryti tą žingsnį. Ir aš žinau, kad čia galbūt labai baisu, bet ateina tikrai tos situacijos, kur galvoja, atrodo tau dzin, nes tu tiesiog nori ramybėj gyventi ir atrodo, kiekvieną dieną tu keliesis, laukdamas tos dienos, kol ta situacija baigsis, kol tavo būsena pasikeis ir atrodo atsikeli ir tas pats, atsikeli kitą dieną ir tas pats ir atrodo toks nesibaigiantis ratas. Ir man tikrai buvo tai labai ilgą laiką. Man ryte ir naktim buvo žiauriausia, nes, ta prasme, naktim tu atsiguli ir tu galvoji apie visą tą situaciją, kaip pakeisti, tu pati bandai spręsti tos dilemos, tas problemas ir tiesiog nesibaigiantis ratas tų minčių ir atsiguli ir tiesiog būsena tokia, man net prisiminti tą būseną yra labai nefaina, bet ir ryte tu atsikeli ir tikėsis, kad kažkas pasikeis ir nepasikeičia. Ir man kaip krikščioniai irgi būdavo tokios, ta prasme, mintis, jeigu, ta prasme, aš einu tą kelią su Dievu, aš atidaviau visą gyvenimą Dievui, žinai, tai kodėl man yra tokia kančia. Ir aš noriu biški pratęsti tą mintį ir tiesiog papasakoti mano įžvalgą ir ką Dievas apie tai galvoja ir ką Dievas galvoja apie tavo situaciją ir galbūt tu klausi tos klausimus, kodėl man, kodėl ne kitam tai vyksta, kodėl aš turiu būti toj kančioj, kodėl man, kodėl aš, kaip sakant, turiu tą bad luck, kodėl tiesiog tu nori išeiti iš tos būsenos, bet tu nežinai kaip. Ir aš šiandien noriu trumpam tiesiog pasidalinti su jumis. Aš tiesiog noriu užklausti tavęs, o jeigu Dievas tau dabar turi planą tavo gyvenime, gal tu tikintis, gal tu netikintis, gal tu iš vis, nežinau, neturi vilties į ką kabintis, į ką tikėti, gal tu kitokias praktikas su crystals dabar yra arba su kortom. Dabar labai daug yra tų dvasinių būdų, kaip duoti savo ramybę, tą dvasinę ramybę. Bet aš noriu iš krikščioniškos pusės tiesiog papasakoti, kas man padėjo asmeniškai praeiti tą ir ką aš dabar suprantu apie visas šitas situacijas, kur vyksta mūsų gyvenime, kur tikrai visiems būna tokios situacijos. Ir noriu pasakyti, o jeigu Dievas tau turi nuostabų planą, ar tu tiki to? Tiesiog užduok tą klausimą savo ir tiesiog, ar tu tiki, kad Dievas yra geras tau, kad tavo ateitis turi kažkokią prasme. Ir jeigu tu galvoji, kad ne, aš labai norėčiau tave padrasinti, kad pirmiausia, Dievas tave sukūrė. Ir Dievas žino viską apie tave. Ta prasme, jis žino, kiek plaukų pas tave yra ant galvos. Jis žino tavo visas mintis. Jis žino, kiek ašarų tu esi praverkus. Ir Dievas verkia su tavim. Dievas verkia su tavim. Jis, ta prasme, jis guli su tavim, kaip tau yra sunku. Per visas skaudžiausias naktis jis yra su tavim. Kaip spaudžia, kaip atrodo tu vienas, kaip atrodo niekas nepadės tau. Kiekvieną rytą jis atsikelia su tavim ir jis eina su tavim į tą pačią kančią, jis eina gulti su tavim su tą pačią kančią, su tą patį mintim. Ir
Aš žinau, galbūt tau sunku tai patikėti, nes man tikrai buvo tai sunku patikėti, kad man nereikia, kad jis su manim būtų, aš noriu, kad jis pakeistų tą situaciją. Ir ta prasme, kaip aš žinau, kaip aš krikščionis žinau, aš skaitau Bibliją, aš žinau, kad jis geras Dievas, aš žinau, kad jis maloningas Dievas, bet jis Dievas irgi. Ta prasme, jis yra mano Dievas, bet jis yra ir mano tėvas. Ir tėvo širdis nori geriausiai savo dukrai ir sūnui. Ir kaip čia paaiškinti, tai jeigu tu esi tėvas arba dukra arba sūnus, ir ta prasme, tėvas visada norės geriausio sūnui. Ir jeigu sūnus kažką daro blogo, he's not gonna encourage him, jis nepadrasins jį eiti toliau ir daryti tą blogą, bet tėvo širdis visada nori gero savo sūnui ir dukrai. Ir kartais jis turi pasakyti, ne, tu negausi, ne, aš nedaleisiu, kad tu eitum ten ir žalotum save. Tai būna kartais tokios situacijos, kur yra mūsų, ta prasme, žala, kur mes savo tai padarėm. Mūsų nuodėmė, mūsų patyse įvykdė tą situaciją ir tada mes kaltinam Dievą, kodėl tu daleidai, kodėl ta. Bet Dievas toks maloningas, jis toks geras, kad jam plyšta širdis žiūrėti tave verkiantį, žiūrėti, kaip tau yra kančia, bet jis antiek myli, kad jis prabūtų per visą tą situaciją, kad tik matyti, kad tau būtų geriau ateityje. Ir galbūt tu dabar nematai, tau atrodo tamsu, tau atrodo jokios šviesos nėra, bet Dievas mato tavo kelią ateityje. Tu matai tik kampą to kelio. Ta prasme, aš įsivaizduoju, čia yra kelias ir tu stovi čia ir tu matai tik tą kampą, tu net nematai visą tą kelią, kur Dievas tave praves. Jis mato iš aukštyn, kur dabar tave turi sustabdyti, kur dabar tau turi tą situaciją įvykti, kad tavo širdis būtų arčiau jo. Ir kartais tos situacijos, Dievas leidžia, kad mes artėtume prie Kristaus, kad mes artėtume prie Dievo ir kad mes būtum arti prie jo ir kad mes tik tai kabintumės į jo. Ir pasaulis visada duos alternatives, nežinau kaip lietuviškai, bet jis visada duos alternatives, jeigu tai yra narkotikai, alkoholis, visi tie crystals, kortos tos, galbūt kažkokie tos mind readers ir taip toliau. Ir pasaulyje yra pilna dalykų, kur gali numalšinti tavo skausmą. Bet jie tik tai numalšins. Jie niekados neįs į problemą, jie niekados nepadės tau suprasti save daugiau, suprasti, o kodėl aš pergyvenu dėl šitos situacijos, o kodėl man taip yra. Ir ką aš supratau per mano visą tą kelią, kad Dievas visada norėjo tiesiog išgydyti mane. Jis norėjo išgydyti tas vietas, kur aš nepasitikėjau jo. Jis norėjo visą tą laiką padėti man paleisti, kas neturi būti mano rankose, bet paleisti jo rankas, nes jis viską kontroliuoja. Net kaip tos dienos atrodo tokios tamsios ir tu norėtum išeiti iš tos pasaulio, bet Dievas žino, ką tau reikia tavo gyvenime ir jis žino, kad kartais per skausmą, tik tai per skausmą mes galim kažką pakeisti mūsų gyvenime, būti dar laisvesni. Kaip klausiau Dievo apie Biblijos eilutę, man labai atėjo Jokūbo 1, antra eilutė iki 4. Mano broliai, laikykit didžiausių džiaugsmų, kai patenkat į visokius išbandymus. Žinokit, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermė, o ištvermė tesibręsta iki galo, kad būtumėt tobuli, subrendę ir nieko nestoktumėt.
aš noriu 2 žodžius tiesiog papasakoti iš tos eilutės, ką tai iš tikrųjų reiškia. Didžiausių džiaugsmų. Dievo žodis sakė, didžiausi džiaugsmai laukia mūsų. Ir kas čia reiškia, kad tavo istorija nesibaigia ir jinai tik prasideda. Ir kad yra džiaugsmai po šitos situacijos. Ir aš žinau, kad gal tu netiki, bet aš tikiu ir aš labai tavęs prašau, tiesiog laikyk tą mintį, kaip tau yra sunku, tiesiog prisimink, kad yra didžiausiai džiaugsmai laukia tavęs, jie laukia tavęs iš Dievo ir Dievas žino tavo istoriją ir tu pasižiūrėsi atgal į tą situaciją ir tu sakysi, gerai, gal aš ne viską suprantu, bet aš suprantu, kad Dievas norėjo, kad tai įvyktų ir Dievas mane pastiprino ir ir ant paskutinės tos mintis galbūt tu klausiau, kodėl, jeigu Dievas yra toks geras, kodėl jis leidžia mums kankintis, kodėl jis pasaulį leidžia tą visą nuodėmę, tą visą kančią. Ir aš noriu trumpai pasakyti, kad kai pasaulio pradžia buvo, Dievas davė mums laisvę valią. Mes šiaip visi būtum robotai, jeigu Dievas nebūtų leidęs mums, nebūtų davęs mums tą laisvę valią. Ir laisvė valia yra, kodėl įvyksta tokios kančios mūsų gyvenime. Nes nuodėmė, kaip Adomas ir Ieva nusidėjo, tą pirmą žingsnį, kur jie padarė, kur jie naudojo savo tą laisvę valiai nusidėti prieš Dievą. Ir mes visi nusidedam prieš Dievą, mes visi esam nusidėliai ir nei vienas žmogus nėra perfect, nei vienas, mes visi arba melavom, arba netaip pagalvojom. Ir aš žinau, gal jūs jau žinot 10 įsakymų, bet jeigu Dievas sako, net jeigu vieną esi padaręs, tu esi nusidėjęs. Ir aš nenoriu taip apkaltinti tave kažkaip, bet čia tikrai ne iš to kaltinimo, nes aš esu taip toj pačioj vietoj. Mes visi esam toj pačioj vietoj. Tu nesi vienas. Mes visi esam toj pačioj vietoj. Bet Dievas yra toks maloningas. Jis ant tiek mus myli, kad jis leidžia mums pasirinkti. Jis nori, kad mes pasirinktume jį. Jis nori, kad mes pasirinktum tą santykį su juo. Čia yra jo visa prasme. Jis nenori mus kažkaip per prievartą įgrūsti mus į tą santykį su juo. Jis nenori taip, todėl jis davė mums tą laisvę valią pasirinkti jį. Ir jeigu tu jauti, kad Dievas šaukia tave šiandien, jis šaukia tave naujai į santykį su juo, pasitikėti juo, net kaip tau yra tamsu, net kaip atrodo jokios šviesos nėra, aš noriu padrasninti tave, padaryk tą žingsnį, priimk Jėzų Kristų į savo širdį ir tu tikrai pamatysi, kad yra viltis, jo žodis taip sako ir aš tikrai galiu paliudyti, net kaip krikščionė, ta prasme, aš galvojau, kad gyvenimas sklandys ir viskas čia bus gerai, bet iš tikrųjų, kaip mes atiduodam tą gyvenimą Dievui, tikrai ir būna tos situacijos labai baisios ir atrodo tikrai yra kančia, bet tik tai su Dievo stiprybė, tik tai su Dievo tą palaikymą aš galėjau išstovėti, aš be jo tikrai nebūčiau išstovėjus. Tai tikrai drąsinu tave, jeigu tau yra tos mintis, tos tamsios dienos, pasirink jį, jis tave niekados nenuvils, pasaulis tave visada nuvils, tie narkotikai, alkoholis, jie ves tave tolyn ir į tamsesnę vietą, bet Dievas ves tave į viltį, tai tikrai aš drąsinu tave, tikrai tiesiog pasirink jį. Ir jo, baigiant, tiesiog noriu uždėti tą dar vieną eilutę Biblijos, Psalmių knyga 34 skyrius,
18 iki 22 eilutė. Aš tiesiog padėsiu čia, jūs galit perskaityti ir tiesiog noriu pasimelsti už jūs. Dieve, ačiū tau, ačiū už šitą topiką. Žinau, kad čia buvo labai sunkus topikas šį rytą, bet aš jaučiu, kad tu kažką darai, Viešpatie. Tu kažką darai, Viešpatie, ir aš meldžiu, kad tas žmogus, kur dabar klauso, kur jam be galo sunku yra, kur jiems nėra vilties, Viešpatie, pripildyk jų širdį, duok jiem tą viltį, Viešpatie. Jėzau, tu esi karalius ir tu matai tavo sūnų, tu matai tą dukrą, Viešpatie, ir tu žinai, ką jiems reikia, Viešpatie. Tu be galo jos myli. Aš meldžiu, kad kiekvieną rytą ir kiekvieną naktį jiems būtų tokia ramybė, Viešpatie, kur tik tai iš tavęs ateina, Jėzau. Viešpatie, aš meldžiu, kad jie šiandien padarytų tą sprendimą, priimti tave iš jų širdį, Viešpatie. Tiesiog sakyk, Dieve, ateik į mano širdį, aš noriu gyventi su tavim, aš pasiduodu savo keliais, naudok mane, Viešpatie, ir vesk mane toliau. Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Jo, labai ačiū, kad klausėjais, ačiū, kad prisijungiai ir tikrai linkiu tau vilties, linkiu tau džiaugsmo, šiandien džiaugsmo, tiesiog be galo daug džiaugsmo ir kad gyvenimas tau tęstųsi daugiau, nes tikrai Dievas žino, kiek dienų tu turi gyventi šitam pasaulyje ir jis be galo tave myli, nepamiršk to ir tavo ateitis turi didžiausių džiaugsmų, kaip jo raštas yra parašyta. Tikrai. Labai be galo jūs myliu ir tikrai rašykit man, mano e-mailas yra, tai jeigu jūs turit kažkokių klausimų, aš labai norėčiau jums atrašyti, gal kažkaip padėti, padrasinti jūs, palaikyti jūs. Ir jo, labai myliu jūs visus ir geros dienos iki kito podcasto. Ate!